Norėdami peržiūrėti pilną įmonės informaciją, paspauskite įmonės pavadinimą. Norėdami peržiūrėti informaciją apie konkrečią įmonę, paspauskite katalogo ikonėlę. Užpildykite parametrus, pagal kurios norite ieškoti įmonės. Tuomet paspauskite įmonės pavadinimą. Skirtuke įmonės duomenys rodamos įmonės pavadinimas, unikalus kodas, adresas, kontaktiniai duomenys ir reitingas. Paspaudę reitingą galėsite sužinoti, už ką įmonė gavo teigiamus arba neigiamus reitingo taškus. Jei įmonė neapmoka sąskaitų, visos neapmokėtos sąskaitos matomos neapmokėtose sąskaituose. Norėdami pridėti neapmokėtą sąskaitą, paspauskite Pridėti neapmokėtą sąskaitą. Užpildykite reikiamus laukus ir pridėkite būtinus dokumentus. Jei norite skolą išieškoti per cargo.lt, uždėkite varnelę. Skirtukuose Kroviniai ir transportas galite pasižiūrėti, kokius aktualius krovinius ar transportą siūlo ši įmonė. Skirtuke Vadybininkai matoma informacija apie įmonės vadybininkus, jų kontaktai ir atsiliepimai apie juos. Skirtuke Atsiliepimai rodomi teigiami ar neigiami atsiliepimai apie įmonę. Norėdami palikti savo atsiliepimą, paspauskite Palikti atsiliepimą ir užpildykite būtinus laukus. Jei apie įmonę buvo kalbama forume, tai šią temą galite pasiskaityti paspaudę Forumo temos. Skirtuke Susijusios įmonės rasite informaciją apie įmonės, kurios su konkrečia įmonė yra susijusi tiesiogiai ar netiesiogiai, arba yra bendri valdomos su konkrečia įmonė. Norėdami pridėti įmonę prie susijusių įmonių, paspauskite Pridėti įmonę ir įrašykite įmonės pavadinimą. Skyriuje Neapmokėtos sąskaitos galite pasižiūrėti, kiek sąskaitų įmonė neapmokėjo arba kurias sąskaitas apmokėjo. Tam tikslui pereikite į archyvą. Kilus klausimams dėl darbo tinklapyje, kreipkitės tinklapio apačioje nurodytais kontaktais.